paskaitos šiandien. Ačiū už pristatymą. Labą dieną ir šitai auditorijai. Tai mūsų šiandien paskaitos tema yra šeimos sveikata. Ir gal trumpai supažindinsiu su paskaitos struktūra. Mes kalbėsim apie šeimos dinamiką, apie pagyvenusių žmonių šeimą ir kokios yra galimos sveikatos problemas ir kaip jas galima įveikti kartu. Ir trumpai apie pagalbinį apvaisinimą, tiesiog kas tai yra, kokios procedūros yra pagalbinio apvaisinimo ir kokie galimi sprendimo būdai. Bendrą informaciją tokia jums. Norėčiau pradėti nuo, ko gero, vieno iš tiksliausių apibrėžimų, kas yra šeima. Jungtinių tautų organizacijos tas apibrėžimas pasiūlytas visuotiniai žmogaus teisių deklaracijoje. Šeima yra natūrali ir pagrindinė visuomenės grupė ir ji turi teisę būti visuomenės ir valstybės saugoma. Kalbant apie seniausią apibrėžimą šeimos, tai jį pasiūlė Aristotelis. Ir Aristotelis rašė, kad vyro ir žmonos draugystė kyla iš prigimties. Mat žmogus iš prigimties labiau yra linkęs gyventi dviese negu valstybinėje bendryje. Tuo labiau, kad šeima yra pirmesnė ir būtinesnė negu valstybė, o gimdyti vaikus būdinga visiems gyvūnams. Tačiau kiti gyvūnai poruojasi tik tam, kad atsivestų palikuonių, o žmonės gyvena bendrai ne tik tam, kad gimdytų vaikus, bet ir kad tenkintų kitus kasdienio gyvenimo poreikius. Ir kalbant apie apibrėžimus, kuriuos naudosim mes šiandien paskaitose, kas yra šeima ir kas yra šeimos sveikata. Šeima mes suprantam kaip grupė, kuri jungia savo narius kartu, derina ir tenkina šeimos narių poreikius. O šeimos sveikata tai nėra tik tai tam tikrų ligų nebuvimas. Tai yra visapusiška šeimos dvasinė, fizinė ir socialinė gerovė. Sveikata mes suprantam plačiai, ne taip tik tai, kad tai yra negalių ar negalavimų nebuvimas. Sveikata paliečia kiekvieną individą ir visą šeimą kartu. Pamatysim toliau, kad yra tam tikros krizės, kurios liečia šeimą ir jeigu vienas žmogus susirga, tai liečia visą šeimą. Ir taip pat, jeigu visi šeimos nariai yra laimingi, socialiai aprūpinti, garantuoti savo saugus, garantuoti tai, kad gaus viskas, patenkinti savo poreikius, tai tokios šeimos sveikata yra tinkama. Taip, ir kalbant apie šeimos dinamiką, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad šeima tai yra unikali grupė, unikali vieta, kur žmogus atsiskleidžia toks, koks jis yra iš tikrųjų. Jeigu su kai kuriom grupėm, kuriuose mes bendraujam, mes galim ne visada pilnai atsiskleisti, kartais, nes kiekvienas žmogus yra individualus ir tam, kad atsiskleistų kitam žmogui, jam reikia tam tikro laiko. Kai kurie psichologai nustatė net, kad vienas žmogus gali ilgai, sakykime, savyje laikyti tam tikrus poreikius, kurie yra nepatenkinami, kitas šiek tiek lėčiau. Vidutiniškai mes galim apsimesti ko nors kitu nuo pusės metų iki 3 metų. Bet po 3 metų dažniausiai vis tiek tai išaiškėja. Gyvenant šeimoje mes esam tokie, kokie mes esam. Gyvenant visuomenėje dažniausiai mes esame tokie, kokie mes įsivaizduojam, mus mato kiti. Tai yra taip filosofiškai, ne? Iš tikrųjų, aš esu